Kai Jėzus mus moko į Tėvę mūsų, jis liepia prašyti kasdienės duonos. Bet ar kada susimąstai, kodėl? Nes mūsų gyvenimas yra kelionė. Tai nėra malonumų sodas. Sodas buvo prarastas su Adomu ir Ieva. Šiandien mes einame per dykumą. Kaip Izraelio tauta, keliaujant į pažadėtąją žemę. Dykumoje kyla pagunda. Ar Dievas gali čia paruošti stalą? Taip murmėjo tauta. Dievas juos išlaisvino. Bet dabar atrodė tolimas. O Dievas leidžia stoką dėl vienos priežasties. Jis nori mūsų tikėjimo. Jis nori, kad suprastume, kur yra mūsų tikrasis gėris. Mūsų gėris nėra šioje žemėje. Šio pasaulio gėrybės egzistuoja tam, kad vestų mus į dangaus gėrybės. Todėl Jėzus padaugina duoną tiems, kurie pirmiausia jo ieškojo. Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės, ir visa kita jums bus pridėta. Tačiau po stebuklo ta pati tauta pradėjo ieškoti Jėzaus tik dėl duonos. Ir tada viskas pasikeičia. Ieškant tik duonos, Jėzus pasitraukia, nes jis nenori, kad jo dovanos būtų garbinamos kaip stabai.